Mūsų įmonė įkurta 1997 metais, tad jau skaičiuojame 27 veiklos metus. Įmonės pagrindinė veikla yra kraštovaizdžio tvarkymas, aplinkotvarka, statyba. Tai šeimos verslas, atsakomybė, pagarba ir komanda. Tai yra vertybės, kuriomis mes remiamės savo kasdieninėje veikloje. Gal naujausias toksai ir didelio dėmesio sulaukęs darbas mūsų projektas įgyvendintas, tai yra Kačerginės kraštovaizdžio pažintinis takas. Šį rudenį atidarytas, tai unikalus projektas, nes reikėjo eksponuoti gamtą. Vienas toks išskirtinis projektas gal buvo Čekiškėje įrengta greituminių automobilių trasa Kordodromas. Prisidėjome prie Raudondvario dvaro aplinkos sutvarkymo, kūrėme grafo Tiškevičiaus senovinių rožių veislių rožyną, kuris iki šiol džiugina akį. Ir labai daug teko prisidėti prie švietimo įstaigų atstatymo, renovavimo, kūrimo. Mes esame Kauno rajono įmonė, esame šios bendruomenės dalis. Kiekvienas tas mūsų darbas yra ir skirtas bendruomeniai. Tai yra didžiulė atsakomybė. Atsakomybė stengtis, kad tai tarnautų kuo ilgiau ir kad džiugintų tą bendruomenę, kuri naudojasi tuo mūsų darbu.